Sakykit, kaip ilgai gyvenat šitam name Rasytės 48? Atsikraušiau, tai aš čia buvau pirmoji toje laiptinėje. O, jūs nesenai, kaip suprantu, jūsų namo reiškiasi gyventojai susirinkę, nusprendėte pakeisti šito daugiabučio namo administratorių į Centina Service Kaunas. Ir ar pajutot kažkokius pokyčius? Ar yra skirtumas, ar iš principo lygiai tas pats kaip ir seniau? Kol kas jie labai gerai atlieka visus darbus. Supratau. Ką įsipareigojo, bent jau apie kitas laiptinės negaliu sakyti, bet tai, ką įsipareigojo mūsų laiptiniai, tai tikrai padarė ir rytą Centina susitarėm sutvarkė. Supratau. Jau iš karto per trumpą laiką pamatėte, tai suprantat, o bendrauti yra lengviau su šito administratoriu? Man visai paprastai, mes tarėmės, kaip tik aš dalyvavau sutarties sudarėme tarp mūsų, tarp namo ir Centinos Service Kaunas, labai maloniai bendravom. Paprastas žmoniškas bendravimas. Tiek su buhalterė, tiek su vadovais tos organizacijos, tikrai jokių problemų nebuvo. Kol kas blogo tikrai neturiu ką pasakyti, o gero tai ką tik tai pagirti ir viltis, kad visą laiką kad ir tęstų kad nesibaigtų. Kitų daugiabučių gyventojams, kokią žinutę perduotumėt, ar verta keisti administratorių, verta į tai vertis, ar vis dėlto, žinot, pasroviui plaukti, kaip įprasta lietuviam yra, verkiam blogai, bet vis tiek. Reikia užsispirti ir aš tikrai patariu keisti. Jeigu norit sutaupyti pinigų, tai prašom kreipkitės į Centina Service Kaunas. Ir nebijokite keisti administratorius. Nebūtinai Centina. Baimės jokios. Pasirodo, galima keisti administratorių. Galima. Pasirodo, jie yra skirtingi. Be abejonės yra skirtingos parduotuvės. Tai ir šita paslauga yra skirtinga. Nebūtina prisirišti prie vieno administratoriaus ir daug metų būti nepatenkintam, bet vis tiek su juo, kaip sakant, likti. Ir verkti, ir skųstis. Tai geriau, kad nesiskųsti, geriau rinktis naują ir nebijoti naujovių.